Tai labas rytas iš Romanijos, Bukarešto. Ką, šiandien yra antra diena, tai aš atsigėliau, dabar yra 9:35. Žiauriai prastai kažkaip čia miegojau, nežinau kodėl. Tai o šiandien planas koks? Dabar varau į sporto salę, kuri yra 15 minučių, bet 16 minučių eiti. Po to aš galvoju, reikės pavalgyti, apsiprekinti maisto ir jeigu oras leis, su dviračiu gal paeksplorinti, nes va, antra diena Romanijoje ir jau iš karto oras toks europietiškas, apsiniaugė. Tai šiandien čia atėjau į to pačio tinklo klubiuką, bet į skirtingą lokaciją. Tai pažiūrim. Taip. Stay fit. Nepastebėjau, kuris aukštas, bet lifte gal rašys. Jop, rašo. Stay fit M. Ok, ir čia Stay fit Black. Čia kažkoks kitoks. Bet aš labai tikiuosi, kad mane įleis su mano normalia narystė. Nes ten buvo tiesiog Stay fit. Hello. Hello. Yeah, I have a membership. I bought it yesterday, but in different club. And I couldn't activate my, app. Maybe you can help me. In which club do you activate it? I didn't activate it. I can't activate it because it says you need PIN code. Yeah, but if you don't do it here at Romano, you can enter here. I cannot? Yeah. It's not for all clubs? It's not for all clubs. Really? Yeah, if you want to enter, you need to pay 1 day pass if you want. So if I want to now enter this club, I need to pay extra? Just for 1 day? Yeah. Because I bought for 1 month's membership. Yeah, in other gym you can, but here it's a premium gym. It's a premium. Yeah. But if it's not black, I can go to all of this, yeah? Yeah. And how much extra? It's 12 euros. 12 euro? Fuck, that's a lot. Maybe discount? Because I'm already member? No? Can I have a look around before paying? If I like, I pay. Maybe you can show me a little bit what it's like. Yeah. Look, I'll make a deal with you. Okay. Because it's Sunday, and I'm super tired, and I will let you in now. Okay. It is okay. And the next time you want to come, you need to pay, or you need to cancel this type of membership and pay for Okay. Perfect. Yeah. Perfect. Because you're a nice guy, that's why. You're a nice guy, yeah, I can see. I was yesterday at the football match and I am so tired. Yeah, me too. Actually, I'm tired. For no reason. It is the weather outside. Maybe it's the weather is bad. Yeah. Tell me your phone number, please. You have a Romanian number or I'll write down for you. Easy. You can. Plus 370. Mr. Ricardo. Yes. Look, you have some invitation. I will invite you, I will make the invitation for you. You invite yourself to the club. Yeah, okay. That's it. And maybe can I buy water, please? This medium size. Yeah. Here. Do you have all the equipment? I have. And your shoes, the towel, everything? Yeah. Okay. Here is the changing room. And in this area, it's like an pillow. Okay, I'll find it. No worries. Let me show you. Okay. So here is the Yeah. Here are the cardio zones Okay. area.
You have tablets, you can watch everything Yeah. you want on the tablet. Here you can Yeah. Stretching zone. functional training. Functioning, yeah. Everything is only in a temple zone. Wow, looks so nice. Yeah. Here you have a dispenser of water. Okay. You have sauna as well. Okay, nice. Looks so nice, actually. Premium, yeah. It looks premium. Yeah. These like chandeliers. Yeah. This is the booty zone. Boot zone. This is a free charging battery, Okay. but you need to pay for it. Yeah. It's not ours, it's for Mr. Charge, I don't know. Okay. Something like that. And this is the gym. Perfect, man. Here is the bathroom in this area. Bathroom, yeah. Yeah, and there are two areas here and on that one over there. Here. Changing rooms. Yeah, it's changing. Yeah. Good luck, brother. Perfect. Thank you very much. Jūs matėt džimuką, kaip atrodo. Ir ten tualetai. Ta prasme, nežinau, čia šitas, ne šitas tualetas, bet ten, kur jiem, tai kai aš mačiau tos tualetus, nu čia pirtis. Hello. O, kaip atrodo tualetukai. Kaip kokiam naktiniam klube. Changing roomas. Nu ką galiu pasakyti, šiandien man pasisekė nemokamai. Tai šitie takeliai man taip visai gerai atrodo. Ir čia galima telefoną krautis. Va, telefoną galim krauti. Palauk, parodysiu. O, prašau. Nu pasakysiu taip. Tokiam džimukė gražiam tikrai yra malonu sportuoti. Tikrai gera savijauta. Tai ką, padariau aš apšilimą ir dabar eisiu daryti krūtinę. Daug nespausiu, nesijaučiu labai pailsėjęs. Kalorijų irgi nėra pakankamai, man atrodo. Paspausiu lengvai taip. Žinot, ką pasakysiu, tokiam džimukė sportuoti, nu tikrai tikras malonumas. Šita aplinka, čia net kvapas kvepia, tiesiog viso sporto salėje kvepia, tualetuose įėjus kvepia. Kvapai skirtingi, sporto salėje vienas toks gaivus, labai silpnas kvapas. Tualetuose kitoks kvapas. Tai žmonės netgi čia, ta prasme, nu jaučiasi kitokie, tie truputį, sakykime, daugiau norintis galbūt nežinau, iš gyvenimo gal ar iš aplinkos, nežinau iš ko, bet kitokie. Nu, vat, pavyzdžiui, vakar buvau tam kitam džimukė, tai ten, nu, matos jaunimas tokie, viskas okei su to, bet čia vat kitokie. Tai ką, aš šiandien spausiu šitą štangytę, krūtinę. Labai stipriai nesijaučiu, nes vis tiek poilsis nebuvo labai geras ir kalorijų truputį trūksta, jaučiu, nedavalgau, bet nieko, paspausim lengvai taip šiandien. Einam, padarysim paskutinį setuką, 4.
treniruotė kaip ir baigta, bet norėtųsi kažką nusipirkti. Proteino kokią nors. Brother, Yes. can I have a protein? Some protein? What you have? Big one, something big you have? Protein I just have like this. Just like this, yeah? Yeah. Okay, I'll try. Which flavor? Doesn't matter. I like all. Did you make a sketch? Sorry? Did you make a sketch? 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 What's that? I mean, you record yourself? Oh, yeah, sorry. If you post somewhere, you can tag us, please. Yeah, of course, of course. Thank you very much. You're welcome. Have a good day. You too, brother. Thank you, bye. Good. Džimuką irgi vertinu. Šitą džimuką vertinu 10 iš 10. Tai dabar yra, nežinau kiek valandą apytiksliai, turbūt kokios 4. Žmonių kaip visada pilna. Ir vat ką pastebėjau, tai kad čia pas jų gatvėse, ten kur aš vakar prasikirtau koją, čia visur pas jų yra tie borteliai sudėti. Va, visur. Ir šiandien į džimą, kai ėjau, aš jau pastebėjau, visur jie sudėti. Ir va čia einu žiūriu. Tai va, tai aš užsisėdėjau namuose, užsiskrolinau. Ką einu dabar pasiieškoti kažkur tai pavalgyti. Daug, kad būtų. Pigiai ir daug. Nu ir aišku, skaniai. Tai čia esu įėjęs į jų kažkokią pagrindinę gatvę. Va, čia eismas uždarytas. Kavinės, panašiai. Bet čia yra arba tokios vietos, arba gėrimams gerti, arba labai jau fancy vietos. Tokių, kur grinai būtų valgymo, grilinimo, nematau kokias. Man atrodo, aš jau esu nulaužęs kodą. Jeigu nori tų grilinių vietelių tokių, reikia sukti nuo pagrindinių gatvių kažkur į tos skersgatvikus labiau. Ir ten bus ir pigiau, ir jo, ir daugiau. Nu va, čia picas, pavyzdžiui, kebabai matau yra. Asian restaurant. Nu čia nepanašu, kad čia valgo kažkas daug, kad būtų. Gal aš klystu. Jo, tai aš radau vietelę, kurioj valgysiu. Jau pareidinėjau į tą pačią vietą, kur vakar valgiau. Sakau, eisiu į tą vietą, kur vakar valgiau. Ir tada žiūriu, čia tas toks rajoniukas, kad čia daug tokių vietų, kur vakar valgiau, kur tradicinis maistukas. Tai pasiėmiau tokį dviem asmenim, va, dešrelės, mėsa, bulvės. Nu, pažiūrėsim, ar įveiksim. Žiauriai gerai. Gerai, skanaus man ir jums. Tai už šitą porciją sumokėjau 44 eurus. Ten buvo dviguba porcija. Šiaip 40 būtų reikės sumokėti, bet 4 eurus palikau arbatpinigių. O dabar atėjau dviratuką išsinuomoti, kaip tik vienas paskutinis man likęs. Tai nežinau, pabandysiu aš jį čia išsinuomoti. Ar man pavyks? Čia kitas klausimas. Taip. Reikia apso, tada atsirakini ir važiuoji. Nu, panašu, kad nepasinaudosiu, nes čia reikia arba identity kortelės savo asmens tapatybės, arba Orange telefono numerio, kurio aš neturiu ir kortelės neturiu su savim.
O vėl. Ta prasme, kodėl negali padaryti normaliau kažkaip? Blemba, kaip išsinuomoti? Tai žodžiu, su dviračiu nepaeis. Šiandien su paspirtuku čia sunku labai važiuoti. Čia pas jų prastoki tie keliukai, šaligatviai. Tai varau į Lidlą. Va, atvažiuoja mano pavežėjas. Čia pas jų most dažniausia mašinytė, bent jau kiek pastebėjau, tai yra va Dacia. Žiauriai mėgsta jie čia Rumunijoje tos Dacijas. Hello, my brother. Ricardas. Yes. Where are you from? Lithuania. Lithuania. Yeah. Not far. Right. What are your plans for tonight? Just go Lidl, get some food, and probably go home. Have no plans. What are people usually doing in Bucharest on Sunday night, for example? Going out. Going out, Yes. drinking, yeah? There. Oh, there? Yeah. Oh, where's that? It's a nice pub. Ah, pub. Rooftop as well? Rooftop. Restaurant, yes. Aha. Very nice restaurant. Okay. Or old center or things like that. So how much car like this cost in Romania? Brand new or like this? Let's say like this. 6,000 I believe. 6,000? Yes. How much that would be in euro? 6,000 euro. Ah, 6,000 euro. Yeah. Which year is that car? 2019. 2019. Yes. Oh, it's a new car. And engine? 1,000. 1 liter. 1 liter with turbo. Ah, petrol, yeah. Yes, petrol. How much petrol you need in a city per 100 kilometers? This is on GPL, LPG. Oh, yeah, gas. Yes. How much gas for 100 With kilometers? 30 euro cost, I make like 450 kilometers. 400. Wow, that's really cheap. Yeah, very cheap. I see. Primetė mane prie Lidlo, bet einant, ką pamačiau, kad ten yra H&M'as ir visokios parduotuvės, tik nežinau, kaip ten patekti. O man diržo reikia, nes aš be diržo vaikštau. Smunka, belekaip. Tai bandau patekti kažkaip per tas varas. Nežinau, kaip man čia pavyks. Taip gal iš tikrųjų per ten būtų patogiau. Seriously. 25 minutės man eiti iki ten, kada eiti. Nu tikrai neeisiu. Einu atgal į Lidlą. Nu aš prisiekiu, tie Google Maps'ai yra kažkas, tai nežinau, nu nesąmoningai. Mano namai yra va taip, žiūrėkit. Va čia. Maps'as va rodo, o Maps'as man rodo eiti va tuo keliu, tada į dešinę, tada atgal ir tada mano namai. Kai čia tiesiai realiai galima irgi eiti. Prieš tai mane iš viso įsvedė per ten tą pusę kažkur. Ir tada aš ėjau ir tada galvoju, kažkas čia ne taip įsijungi. Jis mane ten veda kažkur atgal, tada į priekį, va taip. Nežinau, ar čia mano tokia diena yra. Blet. Vos žmogaus močiutės vos nenutrenkė, nes žalia, o tie parlėkė žodžiu. Grįžtant prie mano dienos, tai jo. Man ten reikia eiti, sukti į kairę ir bus mano namai. Ne, Maps'as rodo čia kažkur. Nežinau, ne mano diena šiandien ir tiek turbūt. Nors tie Maps'ai čia su Veizu irgi, kai važiuoji, tai būna grybauja.
dar neturėjau. Čia yra su kodu duris. Ir aš su kodu duris, kai surenki, atsirakina šitą spyną. Čia yra spyna rankinė ir iš vidaus ją galima atrakinti arba užrakinti ir iš lauko. Aš kai suvedu kodą 1, 2, 9, 1, 2, 3. Atsirakino. Bet įeiti negaliu. Kas šitą bajeris, nesuprantu. Nu, okei, bandau susisiekti. Sutvarkė tas duris, buvo užsikirtę kažkas čia matyti. Tai ką, šiandien kaip matėt, tokia diena, nepavyko man išsinuomoti to dviračio, nepavyko man su tais paspirtukais ten, labai jau stipriai, vienas neveikė, kitas dar kažkas nevažiavo, ten trečias mieste kažkaip ten, nu žodžiu. Bet šiaip diena tai buvo tokia, nu, kad pamačiau tą jų parlamentą, tai man labai patiko. Ir tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, kas būsit Bukarešte, Rumunijai, tai tą parlamentą tikrai pasigūglinkit ir nuvarykit. Ten valandos laiko ekskursija tokia. Ir kaip jau minėjau, ten 5% tik tais praveda to pastato, bet net ir tie 5% palieka labai nemažą įspūdį, bent jau man paliko tai didelį įspūdį, nuo erdvės tokios masiškos. Ir ten požeminiai tie angarai kažkokie, ten bunkeriai ir panašiai. Ten tuose net požeminiuose bunkeriuose buvo filmuotas anglų Top Gear šitas mašinų kažkokie. Tai ten filmavo kažkokių Fast Cars mašinų, žodžiu, šou Top Gearas kažkada senais laikais. Tai reikia įsivaizduoti, kokia ten dydžio yra. Tas pats bulevaras yra berods virš 3 kilometrų lauke. Ten, kad pastatyti tą visą parlamentą, tai ten buvo tiesiog rajonai nugriauti visi aplinkiniai, kad jisai tokio dydžio yra. Tai va, tai masiškas dalykas, tikrai rekomenduoju, daug informacijos ten papasakoja, nelabai daug, bet vis tiek. Ir ką, nu ir mano tokia diena, tai ar man patiko? Nu jo, visai tikrai geriau negu sėdėti namuose. Ir ką, nu tai va, paeksplorinau. Tai ir tiek. Eisiu pasigaminti, valgyti. Arbatos. Nu ir viskas. Ir toks tas vakaras. Tai jums linkiu gero vakaro ir sakau iki kitų kartų.